darysinčius šios dienos pasirodymą. Taip, ekranuose matome ir atidarančias Hamburgą. Jos planeris su šuoliuku. Įvedimas geras, ataka per kraštą. Ir štai taip, nieko nelaimimų serija. Planeris su šuoliuku, tiesiai į aikštelės vidurį. Iš karto progą gauna vėl atakuoti lietuvaitės, Martina Paukštytė. Kamuolys ore. Ir čia komandos kapitonė protu apeina užtvarą. Ir lengvo rankos mostu užmeta kamuolį tiesiai už užtvaros ir čia jau nebespėja. Stipriausiamis varžovėmis iš visų lietuvių laukiančių akistatų. Na, bet galingai užeina čia ant kamuolio ji, randa tarpą tarp užtvaros ir tarp gynėjos, kad norima kuo greičiau sutvarkyti visus reikalus šiandieną. Priminsiu, kad visos 4 komandos, tai Albanija, Danija, Liuksemburgas ir Lietuva, varžosi dėl 2 kelialapių, kurie leistų iš preliminariojo etapo. Ir taip pat priminsiu, kad net 10 metų reikėjo palaukti, kol Lietuvos moterų rinktinė būtų bandę prie padavimo linijos. Čia planeris ir kaip jis. Anastasija nulydėjo akimis kamuolį, galvodama, kad kamuolys tikrai lekia už aikštelės ribų. O čia štai taip, įimbalimas 4-6. Dar vienas Van Enslandė padavimas. Ataka per galvą. Martina čia tiesiog kiaurai smeigia kamuolį jinai. Atrodo, nepastebėjo, kad jai buvo statomos užtvaros. Nematė ir Liuksemburgo gynybos antroje linijoje. Puikiai išvestas Karolinos kamuolys ir pakeista libero žaidėjos. Dažniausiai būtent centro puolėjos ir yra keičiamos. O čia štai taip, tavo žaidimo ritmą. Ir čia dar kartą Karlos Miuli padavimas. Pati ir įsiveda kamuolį. Proga Liuksemburgui iš antros linijos. Galingai iš antrosios linijos atakuoja čia Liuksemburgo komanda. Pasiruošusios 2 puolėjos pirmoje linijoje. Na, išnaudojama 3 atskrenantį tokio puolimo metu. Puolėja negali minti 3 metrų linijos, kurią matote pažymėta baltai. Čia iš antros linijos ataka atsako ir lietuvaitės. Taškas vis dar tęsiasi. Atiduotas paprastas kamuolys, proga lietuviams. Rūta iš vienos kojos, tiesiog. Liuksemburgo komandos libero net nespėja kilstelėti rankų. Kokiu greičiu Rūta nuima šį kamuolį. Ir štai toks. Kamuolys į kaklą. Ir labai laiku pašokusi. Jis rašo tašką tiek savo komandos sąskaitą. Na, vėl prie padavimo linijos. Planeris su šuoliuku. Gerai, iš toli priverstos pasuotis liuksemburgietės, bet kaip išnaudoja čia savo. Labai gera ataka ir kai kurią susikūrė iš ne visai patogios situacijos, o čia tik Karolina spėjo pasukti galvą ir lygesnis įtemptesnis pirmojo seto vidurys. Šalkutės priėmimas, ataka per galvą, Paukštytė. Ir žinosiu, kad būtent Martina Lietuvos čempionate buvo išrinkta naudingiausia. Ir vis primena mums tai ir rungtyniaudama už Lietuvos komandą. Dar viena puikia Rakauskaitės užtvara. Rusnės pasas į kraštą. Čia Nastė. Kamuolys ore. Dar viena proga lietuvaitėms. Nastės priėmimas. Pasas per galvą. Paukštytė. Ir dar vienas. Ir tai yra toks pirmasis, kurį matome šiandieną. Ir jį padaro ne kas kitas, o komandos kapitonė Monika Šalkutė. Priminsiu, kad jinai kartu su Rūta Staniulytė buvo vienintelės iš visos šiandien matomos. Rusnės priėmimas, ataka per kraštą, Nastė, kamuolys ore. Atsako ataka iš antros linijos, kokia čia Rusnės gynyba ir Barboros Rakauskaitės reakcija prie tinklo. Dar kartą statoma užtvaros ir nepavyksta jo išlaikyti ore čia lietuvaitėms. Tikrai verta pagirti, kaip jau minėjau, ir Rusnė gynyboje, ir Barboros reakcija prie tinklo. Na, čia maksimaliai Rūta Staniulytė į aikštelę. Tikrai pagiros Rusnei už pastangas ir už aktyvę gynybą. Čia Karolina, pasas Nastį ir čia kokio greičio nacija nespėja išsirinkti užtvarą vietos. Štai taip, praktiškai trumpą kamuolį, tik tai ne per centro, per
Barboros Rakauskaitės padavimas. Ataka iš antros linijos, labai nemažai atakuoja vienas taškas. Kartu su Karla Miuli yra bene daugiausiai renkančių taškų savo komandą. Planeris su šuoliuku. Nastis priėmimas, pati Nastė atakuoja. Miuli nespėjo sureaguoti nuo atšokusių nuo draugės rankų kamulio. Šis taškas tikrai mūsų. Na, mes bandysime uždaryti setą 25-uoju. Čia sėkminga Šalkutės ir Staniulytės užtvara. Dar kartą nuo užtvaros rankų. Dar galimi 3 lietimai. Komandos kapitonė. Ir štai taip, blokautas. Šalkutė iš aukštai nusuka kamuolį nuo... moterų rinktinę, įsirašo į savo sąskaitą. Na, bet įdant laimėti visą susitikimą reikia laimėtų 3 setų, tad darbai tikrai nėra baigti. Šiek tiek minimaliai geriau pradeda antrąjį setą Liuksemburgo komanda ir man bešnekant įsirašo ir antrąjį tašką. Linksniuota ir per pirmąjį setą. Jos padavimas, Rusnė susitvarko su juo. Ataka. Planeris atsistojus. Nesunkiai susitvarko Šalkutė su šiuo gynyba. Dar vienas geras Vilkickas pasas, užsišokdinta. Čia geras įvedimas, ataka per kraštą, Šalkutei. Ir Martina Paukštytė. O gudriai nusuka kamuolį. Lyg ir spėjo pažiūrėti, kokia situacija kitoje aikštelės pusėje. Ir štai taip, pusė jėgos, suktų rankos judės į tuščią aikštelės vietą. Monikos Šalkutės padavimas. Ataka per centrą. Gerai išnaudotas šiandien centras. Barbora kaip ir spėjo pašokti priešais varžovę, tačiau vienos užtvaros šiandien buvo, kad kamuolys taip nukrito. Na, bet šiandien ne tiek, kiek jų klaida, kiek varžovių taškas. Per 1000 km girdisi, kokia jėga yra sutrenktas kamuolys. Labai gerai išsišokosi ir planeris su šuoliuku. Ataka iš antros linijos, komandos kapitonė, taško padaryti nepavyksta. Vilkicka, ataka iš antros linijos, 16. Marie Richard padavimas. Į kraštą, Šalkutei ir gynėja. Tiesiog kiaurai viską siunčia kamuolį žemyn. Įspūdinga Šalkutės ataka, 13. Čia Martina bėga praktiškai prie atsarginių žaidėjų suolelio. Bet kamuolys greičiau. Planeris su šuoliuku. Įsiža aikštelę, susitvarko. Čia Liuksemburgo komanda su padavimu. Gerai, apsigina pati Šalkutė, pati gauna ir progą atakuoti. Dar kartą gynyba, Rusnė į kraštą, Martinai. Dar vienas galingas smūgis, tačiau kamuolys lieka ore. Šauniai čia žaidžia Nastė. Šalkutė per kraštą. Dar viena apsauga po užtvaros, dar kartą Martina. Ir štai taip, į tarpą tarp rankų ir tinklo įbrukamas kamuolys. Ir po kelis kartus apsikeitė abi komandos kamuoliais iš abiejų pusių. Ir pagaliau Martina rado štai šį plyšį tarp rankų į tinklo. Jasipenko priėmimas. Čia Šalkutės ataka per kraštą. Paleidžia kamuolį čia Šalkutė iš labai aukštos trajektorijos. Ir nors ir neblogai nuo pėties atšoko čia kamuolys, bet komandos draugėm nepadavimas. 17-21. Geras Rusnės priėmimas. Vilkicka. Rašte Jasipenko. Dar kartą Jasipenko per kraštą. Ir štai taip. Prireikė tik antrojo bandymo ir kamuolys visiškai aikštelės kampe. Fantastinis čia puolimo epizodas. Iš kokio sudėtingo kamuolio sugebėjo čia išsikelti kamuolį lietuvaitės. Ir kaip suolelio keliauja prie padavimo linijos. 5. komandos numeris. Čia ataka per kraštą. Gerai apsigina čia Martina. Ataka iš antros linijos. Šalkutė. Kamuolys ore. Dar vieną progą turi Liuksemburgo komanda. Čia pati Vaiva apsigina.
Apsikeičia nesėkmingais epizodais abi komandos. Kiek nesėkmingais, kiek neefektyviais. Dar kartą Paukštytė. Ir gerai žaidžia gynyboje čia Liuksemburgas. Atiduotas paprastas kamuolys, proga lietuvaitėms, dar kartą Paukštytė. Ir štai, 2 kartus stipriai neįmušė, 3 kartą pasinaudojo savo patirtimi ir protu. Ir aukštai pašokus, lengvų rankos mostų, užmeta kamuolį už užtvaros. Na, čia ne 2 žaidėjos bėgančios link kamuolės. Lūnės įvedimas. Ataka per galvą, Marceta. Lietuvos komandos pusiai. Galinga jos ataka. Ir pati Martina ir gali tai padaryti, realizuodama pirmąjį set pointą. Ir tai iš karto ir nutinka. Puikus jos padavimas, laimėdamos susitikimą 3-0. Liuksemburgo moterų rinktinių Dansės mieste Danijoje, kur 4 komandos varžosi tik dėl 2 kelialapių leidžiančių judėti iš preliminariojo etapo toliau. Na ir čia įnirtingas pirmasis taškas 3 sete, kurį uždavė. Geras planeris. Ataka iš antros linijos ir čia ne per jų pamainą tokie kamuoliai turėtų praskristi pro tinklą. Labai gerai išsirinkta vieta. Na ir čia tiesiai Rakauskaitės rankas atsimuša kamuolys. Rybas. Reikia laimėti būtent 3 setus. Na, rungtynių pradžia tikrai daug žadanti lietuvaitėms. Čia ataka per kraštą ir dar kartą pasiaukojančiai žaidžia Rusnė. Kamuolys vis dar ore. Ataka per kraštą. Dar kartą Rusnės gynyba ir Šalkutės puolimas. Baigėsi tašku. Čia yra nunešama Karla Miuli. Na ir atskirų pagirų turiu skirti tikrai Rusnės Rutkauskaitės gynybai. Per 1.3 sėkmingi jos gynybiniai epizodai. Ataka iš antros linijos. Ir dar pralaimėjo jai 3-1 ir būtent Albanijos komanda laukia netremtas padavimas Liuksemburgo komandos pusėje. Ir antras eisas iš eilės. Labai tiksliai. Pavyko Rusnei čianais išlaikyti kamuolio ore. Ataka. Dar kartą Miuli. Gerai, apsisaugo čianais Vilūnė. Kaip pasiaukojančiai čia žaidžia Liuksemburgo komanda. Atiduotas paprastas kamuolys. Ataka per galvą. Nepavyko Martinui užmesti kamuolio. Ataka per kraštą. Šalkutė. Dar užmestas kamuolys, bet šį kartą jau susižaidžia Liuksemburgietės. Vilkicka. Šalkutė ir štai taip. Sėkmingas, labai sėkmingas Šalkutės epizodas puolime. Kaip užtikrintai rungtyniauja jinai, bus tikrai įdomu pamatyti po rungtynių šios dienos komandos žaidėjų. Ir keliauja prie padavimo linijos. Na, čia labai tiksli ir labai 8-5. Priminsiu, kad stebime 3-ąjį setą tarp Lietuvos ir Liuksemburgo komandų. Ir jeigu viskas bus gerai, tikimės, kad ir pristabdyti lietuvaitės. Martinos Paukštytės padavimas. Miuli įsiveda kamuolį, pati jį ir atakuoja ir pati jinai atsisėda užtvaroje. Tačiau jin vėl buvo pakeista Rusnės. Tikrai esant tokiam rezultatui, treneriai gali drąsiau daryti keitimų. Toliau rungtyniauja Rūta Staniulytė. Jos smūgis iš vienos kojos ir dar kartą galima pagirti ir Europinėje arenoje. Priminsiu, kad ne 10 metų truko bandymas sugrąžinti moterų rinktinę atgal į ją. Na, čia puikus Vaivos Valionytės padavimas. Eisas. Na ir reikia atiduoti duoklę visom, kurios rungtyniavo iki šios akimirkos šiandieną, kurios ir sukūrė tokias žaisti su šypsenomis ir atsipalaidavusios. Čia nepavyko Vilūnei išlaikyti kamuolio ore. Kartu fiksuojamas kaip užribis ir taškas keliauja priešininkių komandai. Dar kartą Šalkutė per kraštą ir šį kartą Jankalų rinktiniai 3-ame sete susitikime prieš Liuksemburgo komandą.
Džiulį Teso padavimas, planeris su šuoliuku. Čia Rusnės gerai įsiveda sudėtingą kamuolį. O čia koks Petuchovo smūgis. Inda demonstruoja aukštą žaidimo klasę. Iš labai aukštai siunčia galingai kamuolį čia Petuchovą. Neringos Kačinaitės padavimas. Planeris su šuoliuku. Tiesiai į libero į rankas. Ataka per centrą. Labai gerai sureaguoja čionais Kačinaitė. Ir kokį sudėtingą kamuolį ištraukė Lietuvaitės. Ir čia jau Vaiva kelia ranką. Prisipažinama, kad lietė tinklą besigindama. Tai yra statydama užtvarą. Ir tikrai labai geros ir didelės pastangos išlaikyti kamuolio ore. Raštelį, kad Vaiva visgi palėtė tinklą. Petuchova. Ir čia kokį stiržainį išlaužė Arina. Fantastinis smūgis. Nematome transliacijos metu, bet girdime, kad vykdomi keitimai Liuksemburgo komandoje. Na, dabar galime tęsti su Arinos padavimu. Jis tikrai galingas. Ataka iš krašto. Pati Arina susitvarko su gynyba. Vilūnė. Kamuolys vis dar ore. Iš antros linijos. Čia kokia Vaivos gynyba. Fantastika. Apsikeičia sėkmingais epizodais abiejų komandų libero žaidėjos. Čia Vilūnė per kraštą ir šį kartą sėkmingai. Štai taip, įspūdingai rungtyniauja į aikštelę išėjusi Vilūnė Rauluševičiūtė. Ir pirmasis match pointas, tai yra 1 taškas galintis uždaryti visos dienos susitikimą. Lietuvaitės plevėsuojančios trispalvės Nansės mieste Danijoje. Petuchovos planeris. Ataka per kraštą, nuo rankų, kamuolys ore, proga Lietuvaitėms uždaryti šios dienos susitikimą. Vilūnė tai padaro pirmojų bandymų ir štai taip 3-0, 25-22, 25-18 ir 25-13. Tiesiog nepalieka vilčių trečiajame sete Lietuvaitės Liuksemburgo komandai. Labai pergalingas ir labai žavus. 3-0 prieš Daniją, 3-0 prieš Liuksemburgą. Na ir tikimės labai panašaus ir labiausiai norėtume tokio paties rezultato prieš Albaniją rytoj. Kadruose